Prancūzijos kompanija pakartotinai kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl neva neteisėtų derybų nutraukimo ir šį kartą iš miesto savivaldybės užsimojo prisiteisti ne 14, o daugiau kaip 20 milijonų litų. Praneša Edita Bakutytė. Daugiau kaip 8 milijonų litų už patirtus nuostolius, dar per 12 milijonų litų kompensacija už prarastas galimybės. Iš viso beveik 20 milijonų 800 tūkstančių litų. Tokią sumą prisiteisti už neva nesąžiningai ir neteisėtai nutrauktas derybas iš miesto savivaldybės administracijos prašo pakartotinai į Kauno apygardos teismą kreipusis prancūzų kompanija BBI. Ieškinyje taip pat reikalaujama taikyti laikinasias apsaugos priemonės, sustabdyti sporto ir pramogų rūmų vystymą bei uždrausti savivaldybės administracijai vesti dėrybas su trečiaisiais asmenimis, kol byla nebus išnagrinėta. Komentuoti keliamus reikalavimus bei kodėl ieškinio suma išaugo daugiau kaip 6 milijonais litų, prancūzų kompanija atstovaujantis teisininkai atsisakė. Ar patenkinti prancūzų ieškinį teismas spręs spalio 5 dieną. Tuo metu Kauno valdžia ir toliau atkakliai tvirtina, jog kompensacijos prancūzams nemokės. Ieškinys yra niekinis, kadangi jeigu šalis nesusitarė, tai nemanau, kad viena kitai turi turėti pretenzijų. Arūnas Keserauskas prisipažino, kad jį labiausiai neramina sankcijų klausimas. Ar teismas neuždraus vesti derybų dėl šiuo metu architekto Eugenijaus Miliūno rengiamo arenos techninio projekto. Mat tuomet atsirastų dar viena didžiulė kliūtis miesto valdžiai prašant vyriausybės finansinės paramos. Beje, apie ją valstybės aukščiausiai ir dabar kalba gana atsargiai. Pasipiktinės vietos valdžios vilkinamais procesais, premjeras Gediminas Kirkilas stebisi, jog kauniečiai niekada nepraleidžia progos paprašyti vyriausybės skirti finansavimą nacionalinės svarbos statusą turinčios arenos statyboms. Tačiau kas statys sporto rūmus, iki šiol neaišku. Mes negalim finansuoti neesančių projektų. Kai bus projektas, tai ir bus finansuojama. Gediminas Kirkilas pabrėžė, jog pinigų sumą, kurią vyriausybė anksčiau buvo numačiusi skirti Kauno arenai, dėl miesto valdžios vilkinamų procedūrų dabar teks dalyti į kelias dalis. Pats sporto ir pramogų rūmai dar turėtų iškilti Klaipėdoje ir Panevėžyje.